klinika vėlgi tikrai gali būti labai plati. Taip, jeigu mes tokius dalykus jaučiamus, tikriausiai apie tokius jaučiamus dalykus kalbėtume, tai vėlgi tai gali būti ir nuovargis, tai gali būti polinkis į depresiją kaip pavyzdys, taip, tai gali būti silpnumas, šalčio pojūtis, taip, miego sutrikimai, viskas tai gali būti siejama su B grupės vitaminais. B grupės vitaminai tai yra viena iš tų pirmų priemonių, kurios galima imtis siekiant prevencijos vieno ar kito sutrikimo, vieno ar kito neigiamo pojūčio, nes vėlgi jie yra labai plataus spektro poveikio, galima sakyti. Todėl kartais tik papildžius B grupės vitaminų, nors kažkiek susijęs būtent su ta simptomatika, jau galime gauti gerų rezultatų, pavyzdžiui, neskiriant iš karto jau, pavyzdžiui, pagrindinės medžiagos, kuri yra atsakinga ten už kokių hormonų gamybą, arba pačio hormono neskiriant, bet duodant medžiagų, iš kurių hormonai gamintųsi, kaip pavyzdys. Taip, tai todėl vėlgi kartais tas tikslumas yra toks labiau nuspėjimas, mes galim atlikti kraujo tyrimus, jeigu jau taip mes kalbėsim, vėlgi dažniausiai, aišku, yra atliekami tokie pagrindiniai kraujo tyrimai kaip ir vitamino B1, B9, B12 ir vėlgi jie yra labai reliatyvūs, kiek jie gali parodyti, kas pas mus yra kraujo, kas ląstelė, vėlgi čia irgi toks debatų klausimas ir apie tai daug galima kalbėti, kokius žymenis reikėtų tirti, bet vėlgi tam tikrus tyrimus, tam tikrus vitaminus mes galime ištirti ir privalėtume tai padaryti prieš imdamisi papildų vartojimo. Daug kas galėtų pasakyti, kad gerai, taigi B grupės vitaminai yra vandenyje tirpus, tai pertekliaus tikrai negali būti, vėlgi viskas pasišalins iš mūsų organizmo automatiškai. Taip, dalinai tai yra tiesa, jie tikrai pasišalina ir čia yra geroji, manyčiau, savybė, bet vėlgi perdozavimas irgi galimas, kuris gali grėsti ir viduriavimo, ir sumišimo, ir kita su centrinė nervų sistema taip pat susijusi simptomatika. Todėl vėlgi turime atsakingai ir į juos žiūrėti, žinant taip pat tokį dalyką, kad pavyzdžiui irgi B grupės vitaminai gali turėti sąveikos ir su kitais vitaminais arba taip pat ir su vaistais, taip, kur jie gali slopinti ir tam tikrų vaistų poveikį arba atvirkščiai jį sustiprinti. Ir tie patys tam tikri vaistai gali slopinti B grupės vitaminų įsisavinimą. Pavyzdžiui, vėlgi antro tipo cukrinis diabetas. Mes žinom, kad labai dažnai B grupės vitaminai rekomenduojami vengiant neuropatijų pasireiškimą. Bet mes žinom, kad metforminas gali turėti įtakos tam pačiam B12 vitaminui ir slopinti jo įsisavinimą kaip pavyzdys. Taip ir tie patys, pavyzdžiui, vaistai nuo epilepsijos, vaistai, kurie yra skiriami gydyti onkologinės ligas, kaip tas pats metotreksatas, taip, kuris turi sąsajų su B grupės vitaminais, taip, antiepileptiniai vaistai. Uždegiminių žarnų lygų gydymui skirti vaistai, visi jie gali turėti sąsajos ir sąveikos su B grupės vitaminais, todėl vėlgi prieš vartojant net B grupės vitaminus reiktų pasikonsultuoti su gydytoju arba specialistu.